The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. Hei, ir dabar mes einam, žodžiu, pasimti siuntos, kurio yra dovanos mano draugam, šeimos nariams ir panašiai. Tai, oi, aš nukritau, ta pliurza visur, nepatinka. Šiaip sunkiai siunta ir nepakankamai yra didelė. Tai jo, nupirkau dar porą tokių dalykėlių kalėdinių, kad galėčiau supakuoti dovaną. Gabi apsirengė, mano siūtą prijuostė. Ir dabar jinai paims šito obuolius. Ir važiuokit, dabar jinai pjaustis. Nurodė, kaip reikia pjaustyti. Mes turim taip nupjauti, kad čia būtų viduriukas likęs. Ir dabar padarom tokių porą. Taip. Šiaučiaus kaip vaikas, kuris Čia aš sumaišiau cinamoną su cukrumi, o Gabija jau juostelėmis. Labai idealiai. Nu, bet gražiai supjaustė juostelę. Kokį čia storį? Tylėjai. Kokį va čia storį? Tylėjai. Aš einu pjaustyti obuolius. Tai kaip aš šitą nenupjausiu? Gal biškai. taip pat reikėjo. Supjaustėm obuolius. Ja. Ir dabar šitus obuolius reikia tos viduriukus išpjaut. Tai mes naudosime kamštelį. Va. Trečias bandymas. Trečias bandymas, žodžiu, mes tiesiog pjausim su peiliuku, va tai va. Aišku, bus nelabai gražu, bet vis tiek, kada mes tešlą, Jo, susilygins. ten viskas susilygins. Labai gražus. Dabar mes paėmam jį taip piu-piu. Taip apsukam, tada vėl. Čia yra cukrus su cinamonu. Dabar mes paėmam vieną iš šitų juostelių ir pradedam sukti. Visai nieko. Pirmas paruoštas ir mes taip darom su visais šitais obuoliukais. Abie daro obuoliukus, aš daryti sausainius. Mes turime įdėti į dubenėlį 100 gramų sviesto, bet jis jau turi būti šiltas, jo, toks biškį patirpęs. Ir dabar mes dėsime miltukus. Gerai, dabar. Čia yra sviestas ir cukrus. Ja. Aš tiesiog dabar maišau. Nežinau, ką pasakyti. Važiuokit, galima burbuliuką padaryti. Nefilmuok šitą. Abie parodys, kaip reikia šis kiaušinius atskirti baltymą nuo trynio to. Hello Kitty. Blogai. Pradžia bloga labai. Nesvarbu. Labai blogai. Žodžiu, mes valgysim va šitą, nes jis labai negražiai pavyko. Pažiūrėkit. Bet šitie labai gražus. Va. Nieko nefilmavau, nes mes čia jau labai skubėjom. Tai va, padarėm kažkiek sausainių. Čia iš likučių padarėm kruasanus. Ir štai čia yra mūsų tos bandelkos. Dabar mes laimėję. Mes dabar esam Betlose, va. Martina, Almilė. Mes... Žodžiu,
labai laimingos. Labai! Šiauriai, tu šiauriai šaunuolė. Labas. Ir kaip supratote, kad aš šiandien negalėjau daug filmuoti, kadangi buvo tokia situacija, kad aš labai stresavau, aš labai jaudinaus. Ir iš tikrųjų, aš net nežinau, kaip jums iš vis išreikšti visas mano emocijas, nes aš iš tikrųjų jų yra tiek daug ir noriu tiesiog verkti, ką aš dabar darau. Žodžiu, aš esu labai dėkinga, ta prasme, visiems, kurie buvo. Aš nežinau, šitie žmonės žiūrės šitą video, bet tiesiog aš noriu pasakyti, nes man norisi tai pasakyti. Ir tiesiog niekada nebijokite, ta prasme, eikite į priekį, nestovėkite vietoje visada. Aš labai bijojau į tos betlus eiti, iš tikrųjų, aš nebuvau įsitikinus, kad aš esu tokia gera šokėja, kad galėčiau eiti betlus, bet iš tikrųjų tu neturi iš karto būti geras šokėjas. Ta prasme, aš 4 mėnesius šoku, aišku, aš turėjau patirties ir anksčiau, bet esmė tame, kad nieko neatsimena mano smegenis, tiesiog freestylas, tai yra hip-hopo judesiai su jūsų pipiriuku. Tai aš labai bijojau ir nekartą nepasigailėjau, bet filmavau mažai, kadangi buvo labai daug streso, bet jūs vis tiek pamatėte kažkiek, kaip aš jaučiuos po visko, matėte mano draugės, žodžiu, aš šiaip dėkinga esu belenkaip ir jums, kadangi jeigu aš nefilmuočiau video, aš nebūčiau tokia, net nežinau kaip paaiškinti, nelabai kad pasitikinti savimi, bet tokia, ką žinau, drąsi gal, nes YouTube'as iš tikrųjų irgi buvo labai sunkus sprendimas, taip pat kaip ir betlai, nes aš galvoju, ką kiti žmonės pagalvos, ką jie pasakys, kaip jie reaguos ir taip toliau. Aš turiu suprasti, kad tiesiog nėra svarbu, tu turi mėgautis tai, ką tu darai, tu turi mylėti, ką tu darai. Ir prašau, mylėkite ir darykite tai, kas jums patinka ir nebijokite eiti į priekį, nes jeigu neįsite į priekį, tai tiesiog stovėsite vietą. Tai galvokite apie tai, aš jums linkiu, ta prasme, linkiu niekada nepasiduoti ir nebijot, nes viskas tikrai pasiteisins. Aš tiesiog dabar netikiu, kad man pavyko, jeigu pavyko man, pavyks ir jums. Ačiū labai ir susitiksime jau rytoj. Žodžiu, hello, mes su Gabija. Nežinau, ąžuolas dingo. Žodžiu, geriam kavytę jau. Gabija kakavą jau visą išgeriam. Bet žodžiu, situacija. Aš vėl nieko nefilmau, kadangi vėl pavargus buvau. Mes buvom autike, mus suspaudė va taip. Ten, aš žinau, kiek žmonių, ten žmonės jau netelpa, ten net durys neužsidaro, o žmonės toliau lenda. Tai žodžiu, čia buvo labai blogai, bet dabar mes čia sėdim, ramiai geriam kavą ir nupirkom jau dovanas. Žodžiu. Va, aš tokį maišelį nusipirkau. Tai va, čia Gabijos pakavimo popierius, čia mano, labai mielas, man labai patinka, labai mėly. Atpirkau. Žiūrėkit, koks fainas dalykas, ne? Jo. Jis taip fainai. Čia yra lūpų sviestas, nupirkau. Kai šokoladą su pistacijom. Reisikoks. Huba-buba. Va tokius vat labai mielus. Ir aišku visokių tiesiog saldainiukų. Tai nedėsi. Ir pirmą parodysiu pačius brangiausius ir pačius geriausius. Vienu žodžiu, tai yra tokie kūno sviestai. Tai mango ir prašau, atidarom kitą skyrelį. Oh, yeah. Nupirkau tokius saldainių, nes jie šiaip brangus, bet buvo su akcija, dėl to paėmiau. Ir broliui nupirkau šitą bomžpakį. Brangų bomžpakį. Ai! Dar šitą. O, kas čia? Čia yra sausainiai. Nemačiau šito, kad tu pirkai, bet gerai. Ir viskas. Nežinau, sugalvosiu. Man blemba. Aha. Mes rytoj su Gabija keičiamės dovanomis ir rytoj keičiamės dar su klase. Tai šiandien vakare viską pakuosiu. Dar varysim pirkti į Čindemą. Man reikia kojinių nupirkti klasiokui. Iškirpk. Tai dabar parodysiu jums savo pižamą. Tadam! Nežinau. Jinai yra labai didelė. Čia yra esas, aš nežinau, kodėl jinai
tokia, bet gerai, kadangi pižama nebūtinai turi būti laisva, patogi. Jis yra iš tokios pakankamai fainos medžiagos, jis tokia atrodo nelabai šilta, bet jis iš tikrųjų šilta, aš žinau kaip paaiškinti. Bet žodžiu, kelias žiauriai didelės, jos tokios ilgos, bet man jos labai patinka ir jo, labai patogi. Tai dabar mūsų darbas yra, tiksliau mano darbas yra susitvarkyti ir vėliau mes pradėsime pakuoti tas pabiški dovanas, kadangi jau greit kalėdos, greit jau reikės visiems dovanoti dovanas. Tai vat, kadangi aš pradedu dovanos savo klasiokui, aš jau supakavau jo kojinaitės, labai cute, tokius vat, labai mielas kojinaitės. Ir taip pat bus šokoladas ir įbersiu biškių visokių ten skirtingų saldainiukų. Nežinau, kaip man supakuoti taip. Sunku. Žodžiu, baigiau pakuoti tapkutės. Dabar man liko paskutinis dalykas, tai yra užklijuoti tą tokį kaspinėlį, aš nežinau kaip jau kitaip pavadinti. Atrodo taip. Dabar man liko surasti kažkokį maišelį ir viską sudėti tenai. Štai aš išrinkau į tokį maišelį, jis irgi labai mielas, tokiais elniukais, labai gražus. Dabar mes tikiuosi įdėsime ir viskas įtilps. Tada aš jai dar įdėsiu va tokius va guminukus. Vieną va tokį saldainiuką, tai va tokius 3 saldainiukus. Ir aišku, įdėsiu porą va šitų saldainiukų. Štai čia dovanėlės mano tėčiui, tai aišku, jo mėgstamiausi saldainiai, kojinės, žiūrėkit, su alum. Nežinau, kaip jis tai reaguos, nes čia yra visko ir rašalo yra, ir pati plunksna šiaip labai graži. Susipakavau va tokią va labai mielą dovanėlę tėčiui. Ir dabar mes klijuosime jam kaspinėlį. Dabar reikia papuošti dėžutę ir kojinaitės. Štai taip atrodo ta antra dovanėlė. Manau, miela. Dabar man liko tik tai supakuoti kojinaitės. Taip, tai suviniau biškį kitaip kojinaitės šį kartą. Ir manau, mes jau galime sudėti į maišelį viską, ką supakavau. Tada iš šono padėsiu šitą dovanėlę. Ir ant viršaus, bet šitą dovanėlę. Esu iš tikrųjų labai pavargusi ir tikrai nefilmuosiu likusių dovanų, bet parodysiu, kaip viskas ten atrodo, kada jau viską supakuosiu. Bet susitiksime, nežinau, gal po kokios valandos, kada supakuosiu viską, kadangi man liko dar 3 dovanos. Štai visas dovanas, kurias aš paruošiau ir dėjau maišelius. Čia išeina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir čia dar yra 8. Labas rytas ir aš apsirengiau kaip valstietė, kadangi aš vaidinu valstietę. Žodžiu, va mano dovanėlės jau klasiokiai ir klasiokui. Kuprinytę susidėjau batus, kadangi mes varysim su klase į lazerio areną. Tai, o ten galima tik su sportbačiais. Tai dabar užsidėsiu savo striukę ir jau keliausiu į mokyklą. Mes dabar repetuosim ir po to vaidinsim ir po to, žodžiu, bus labai faina. Mane autikas kažkur po 5 minučių. Teks palaukti biškį, bet jo, dar reiks užeiti į Maksimą. Aš noriu savo užkanduką paimti, nes ryte nieko, nevalgiau, šiaip nemėgstu valgyti ryte ir dabar, pavyzdžiui, irgi nenoriu valgyti. Bet žinau, kad po poros valandų tikrai jau užsinorėsiu. Dėl to jo, reiks užsukti užkanduko. Dabar mes statysime glūtę. Tai va. Pakuojam ją dabar. Tai mano eglutė.
Dabar mes pasiimsim girliandą. O dieve, jau mano draugė atėjo, bėgam ją pasitikt. Žodžiu, reikia pasiimti girliandas. Taip pat čia yra tokie vat mėlyni nykštukai. Mes jas pastatysim į apačią. Ir daug visokių nerealiai gražių žaisliukų. Taip pat yra. Mano mėgstamiausias žaisliukas yra spragtukas. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine, but I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. I can see the snowflakes fall, I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all. Žodžiu, kaip matote, aš jau išsidžiūnau plaukus ir dabar mes bandysime tokį kaip ir kaukę. Aš nežinau, kaip paaiškinti, kas čia yra, nes čia sako, kad čia tiesiog yra kažkoks serumas, žodžiu, kuris yra su moliūgo ekstraktu ir dabar mes pabandysim, pažiūrėsim, kaip čia veikia. Čia tiesiog parašyta, kad reikia išsidžiovinti plaukus ir užsitepti jį, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ir tik tais ant galiuko plaukų. Ir kvepia taip, lyg aš įsimaudžiau kažkokio arbatoje. Taip, pasiėmiau siuntą, nupirkau draugiai šokoladą ir varau dabar namo ruoštis gimtadieniui ir taip pat dar varysiu į manikiūrą. Tai aš dabar turiu apie kiek minučių gal, tai aš turiu pasidažyti, apsirengti, susidėti kuprinę pas draugę, dar pasiimti dovaną, žodžiu, aš turiu labai viską greitai daryti. Ir dar man reikia būtinai spėti į manikiūrą, pasikeisti savo šitus tamsius nagučius. Tai jau. Taigi aš dabar nueisiu į dušą, po to išsirinksiu outfituką ir pačiam gale pasidažysiu. Jau aš po dušo, dabar varom rinktis outfituką. Žodžiu, jau išsirinkau outfitą, bet aš dabar dažaus, nėra laiko, nespėju nieko, žodžiu.
Let's go. My wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. Ir aišku, būtinai reikia pasikloti lovą, nes aš planuoju lovą editinti, nes čia patogiausia yra. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol. Taigi, kaip matote, aš persirengiau į tokias mano kalėdinės kelnaitės. Ir dabar aš editinsiu ir lauksiu savo draugės. Ir tada mes kartu ruošimės naujakui. Žodžiu. Porą valandų dabar aš sėdėsiu prie šito kompiuterio ir editinsiu video. And we'll bring it here. Kadangi aš būsiu su šitą kaukę dar 15-20 minučių, tai aš dar kai ką pasidarysiu, to jums parodysiu. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it. Taigi jau praėjo kažkur 20 minučių. Aš dar vis editinu, bet jau laikas nusiimti kaukę ir pasidaryti veido masažą. Ir šitą serumą, kuris lieka po kaukės, aš visą laiką irgi pasiimu ir dar kartą užsitepu ir taip pat ant kaklo.